Deoksiribonukleorūgštis, ausiui labiau įprastas jos trumpinys DNR, yra visų gyvųjų organizmų genetinė medžiaga. Pakeitę ją, paveldimai pakeistume ir patį organizmą. Taikiniui specifinės endonukleazės yra baltymai, o tiksliau fermentai, kurie ties tam tikrais DNR taikiniais kerpa DNR. Būtent šie fermentai yra vadinami dar molekulinėmis žirklėmis, kurių dėka atsiradę genų inžinerijos metodai leido kirpti ir sujungti įvairių organizmų DNR. Būtent taikiniui specifinės endonukleazės, o tiksliau restrikcijos endonukleazės, ir yra mūsų darbo tyrimo objektas. Restrikcijos endonukleazės restrikcijos endonukleazių tyrimai turi gilias tradicijas Lietuvoje. Lygiai prieš 40 metų buvo įkurtas Taikomosios enzimologijos institutas, dabartinio Vilniaus universiteto biotechnologijos instituto pirmtakas. Čia pradėti šių fermentų tyrimai, paieška ir gamyba. Būtent šie fermentai leido atsirasti ir suklestėti vienai bene sėkmingiausių aukštųjų technologijų įmonių mūsų šalyje, UAB Fermentas, dabar Thermo Fisher Scientific Vilniaus padalinys. Didelė restrikcijos endonukleazių paklausa nulėmė intensyvę jų paiešką. Šiuo metu yra aprašyta daugiau kaip 4000 fermentų, kurie atpažįsta daugiau nei 300 skirtingų DNR sekų. Tačiau paprastam restrikcijos endonukleazių taikymui, tai yra DNR karpimui mėgintuvėlėje, daug žinių nereikia. Ir dėl to šių fermentų struktūros ir veikimo tyrimai gerokai atsiliko nuo jų paieškos. Tačiau norint pakeisti jau turimų fermentų specifiškumą ir taip papildyti dar jų didelį ir taip rinkinį, ir be to šią didelę molekulinių įrankių kolekciją pritaikyti naujiems tikslams, buvo reikalingos išsamesnės žinios apie jų struktūrą ir veikimą. Būtent fundamentaliesiems restrikcijos endonukleazių tyrimams ir skirta mūsų darbo didžioji dalis. Tirdami šios fermentus, jų struktūrą ir veikimą, greta jau klasikiniais tapusių biocheminių metodų, mes panaudojame ir šiuolaikinius biofizikinius pavienių baltymo molekulių tyrimo metodus. Fermentų struktūrų nustatymui buvo naudojamas rentgeno spindulių difrakcijos metodas. Reikia pažymėti, kad bendradarbiaujant su kitomis laboratorijomis, mūsų institute buvo nustatyta 14 restrikcijos endonukleazių struktūrų, o tai sudaro trečdalį visų jų žinomų struktūrų. Mūsų darbai paneigė ilgą laiką vyravusi supratimą, kad visos restrikcijos endonukleazės yra panašios, kad joms yra būdinga ta pati baltymo struktūra sudaryta iš dviejų identiškų subvienetų, kad jie vienodai sąveikoja su savo simetriniais DNR taikiniais ir jiems būdingas tas pats katalizės mechanizmas. Iš tikrųjų pasirodė, kad restrikcijos endonukleazių pasaulis yra kur kas įdomesnis ir įvairesnis nei manyta anksčiau. Savo darbuose mes pamatėme, kad restrikcijos endonukleazių struktūrinė įvairovė ir veikimo būdai labai yra įvairūs. Šie fermentai gali būti sudaryti iš 1, 2 ar 4 subvienetų, prie jų gali būti prijungti papildomi domenai. Kiekvienu atveju, kiekvienas fermentas savitai sąveikoja su savo DNR taikiniu ir kiekvienu atveju yra unikalus jo katalizinio aktyvumo reguliacijos mechanizmas. Be to, savo darbuose pastebėjome ir ištyrėme naujus restrikcijos endonukleazių sąveikos su DNR būdus. Parodėme, kad monomeriniai fermentai turintys tik vieną aktyvų centrą, sąveikodami su savo ne visai simetriniu DNR taikiniu, sugeba paeiliui įvairiomis dviejomis konformacijomis sąveikyti su tuo taikiniu ir perkirpti dvigrandininę DNR. Tai mums leido pasiūlyti naują DNR nikazių, šiuo metu vis platesnį praktinį pritaikymą randančių fermentų, kurie savo taikiniuose perkirpa tik vieną DNR grandinę, konstravimo būdą. Be to pademonstravome, kad kai kurie fermentai, sąveikodami su savo ne visai simetriniu DNR taikiniu, tai sąveikai naudoja neįprastą būdą kaip bazių išsukimas. Šiuo atveju fermentas
sąveikaudama su savo taikiniu, jo asimetrinės dalies bazės išsuka iš DNR dvigrandinės DNR molekulės ir suriša baltymo kišenėse. Taip, nesimetrinis taikinys paverčiamas simetriniu, kuris jau atpažįstamas įprastu būdu. Fundamentalieji restrikcijos endonukleazijų tyrimai be abejo yra labai įdomus, tačiau ne ką mažiau svarbus ir jų pritaikymo medicinai praktinis aspektas. Šiuo metu viena labiausiai vystomų sričių yra genų terapija, kuomet žmogaus lygą leminti blogą geną gyvose ląstelėse stengiamasi pakeisti gerų genų. Būtent tokioms precizinėms genomo operacijoms ir bandoma pritaikyti patobulintas restrikcijos endonukleazės, kurios gebėtų atpažinti ir kirpti vienintelį savo taikinį tik blogojo geno vietoje ir nepaliestų likusio žmogaus genomo. Savo darbuose mes pademonstravome keletą strategijų, kurių dėka patobulintos restrikcijos endonukleazės kerpa reikiamus adresuotus DNR taikinius. Mūsų darbo rezultatai buvo publikuoti keliasdešimtyje straipsnių įvairiuose tarptautinėse prestižiniuose žurnaluose, tačiau šių rezultatų mes nebūtume pasiekę vieni. Todėl dėkojame profesoriui Virginijui Šikšniui, kurio vadovaujamame skyriuje atlikome darbą už kūrybinę laisvę, už demokratišką aplinką laboratorijoje ir pagalbą rengiant publikacijas. Dėkojame visiems straipsnių bendraautoriams ir be abejo visiems savo kolegoms prisidėjusiems prie restrikcijos endonukleazijų tyrimų. Šis darbas nebūtų įmanomas be finansinės Lietuvos valstybinio mokslo studijų fondo, Lietuvos mokslo tarybos, Wellcome Trust, Howard Hughes Medical Institute ir Europos komisijos programų paramos. Taip pat labai dėkojame Lietuvos mokslo premijų komisijai, kuri, nepaisant gana jauno mūsų amžiaus, patikėjo gana svarbių mūsų indėlių į mokslo raidą. Be abejo, dėkojame visiems artimiesiems, kurie dažnai net nesuprasdami, ką mes tyrinėjame, mus visą tą laiką palaikė. Todėl dėkojame tėvams, broliui ir seserims, žmonoms ir draugiai bei vaikams. Ačiū.